Sveiki, aš esu Audrius Jakštas, Giedriaus Jurevičiaus Pro Drag Racing Team komandos mechanikas. Na, aš nesu vairuotojas, tačiau su šia mašina man pačiam tekia asmeniškai važiuoti. Na, galbūt reikėtų pradėti nuo to, kaip ta mašina Lietuvoje atsirado. Tai Giedrius, mūsų vairuotojas, daugelį metų važiavęs su Audi, Quattro mašinom. Vėliau suprato, jog jis jau yra pasiekęs savo ribą ir reikėjo naujų sprendimų. Tai tie sprendimai buvo ganėtinai tokie, sakykime, inovatyvūs. Tai buvo nupirktas šasi, roleris iš Anglijos. Tai buvo tik tai rėmas su pačiu kėbulu, kuris yra pagamintas iš stiklo pluošto. Ir kuo ta mašina tuo metu buvo ypatinga, jog ji neturėjo visiškai jokios pakabos. Tai realiai paimkim, tai yra kartingas. Jis neturi nieko savy, tai yra automobilis, kuris važiuoja iš rėmo amortizacijos. Ir ką mums teko padaryti, tai sustiguoti tiek variklį. Variklio pradžiai ir nebuvo. Teko sugalvoti, kokioj mes bazėje norim važiuoti. Tada reikėjo sugalvoti, kaip mes iš to bloko norim išgauti galingumą. Tai ar pasirinkti nitrometaną galbūt, ar kompresorių, ar turbinas. Tai buvom kaip ir jau pasiryžę ir nuėjom turbokompresorių keliu. Tai turim LS špižinį bloką, sakykime, su standartiniam galvom, pilnai įkaltinį variklį. Tai į kaltinį variklį, sakykime, įeina alkūninis velenas, švaistikliai, stūmokliai žinoma, vožtuvai nestandartiniai. Ir visas valvetreinas, tai dujų paskirstimo periferija visa. Tai turint šitą geležį, mes ją aprengiam pradžiai galbūt su tokiom primityvesnėm turbinom, vėliau mes jas jau pakankamai gerai išgręžėm, sakykime, išnaudojom ir teko tų arklių ieško daugiau. Tai atsirado kiti sprendimai, atsirado kitos turbinos, keitėsi įsiurbimo kolektoriai, atsirado didesnis oro pralaidumas ir šiai dienai mes esam čia, kur esam čia. Kad ir kaip bebūtų gaila, bet Lietuvoje važiuoti, kaip ir, sakykime, važiuoti galima, tačiau mes čia nepasieksim geriausių rezultatų, kad ir kaip bebūtų gaila. Todėl, kad mes neturim pakankamai gerų trasų, neturim gero sukibimo, nes drage arkliai yra ne viskas, vairuotojas yra ne viskas. Labai daug reiškia sukibimas. Tai ką mes stengiamės daryti, tai siekti geriausio rezultato, ir ieškom geresnių trasų, negu mes esam čia šiuo metu Lietuvoje. Ir, tekę yra būti Anglijoje, Santapode, kur mes parodėm savo geriausią laiką. Tekę būti Vokietijoje, Ukrainoje, Rusijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Estijoje. Tikrai aplinkinių šalių apvažiavę esam tikrai nemažai. Pats geriausias šio automobilio laikas, mes jį įvažiavom Anglijoje, Santapode. Tai yra stacionari trasa, kuri yra drago meka Europos, sakykim taip. Tai buvo 7 sekundės, 29 sekundės dalys. Ir kuo tas laikas, jis toks yra, sakykime, įdomus, tuo, kad ši automobilio šasi pagal savo plieną tiek konstrukciją schemos, ji yra homologuota važiuoti iki 7,5 sekundės. Tai toks įdomus dalykas. Jeigu tai būtų įvykę, tokį laiką mes būtume pasiekę per oficialias varžybas, tą automobilį, jį reikėtų, sakykime, ne tai, kad diskvalifikuoti, bet jis nebetenka savo licenzijos. Rėmas, šasi, jis tampa nebelegalus, nes mes išlipam virš saugumo ribų, kurias nustato tam tikra rėmo schema. Tai nebuvo oficialios varžybos, dėl to mes šito rėmo neturėjom sunaikinti ir mes jį vis dar turim čia. Kiekvienas pasiruošimas sezonui naujam prasideda nuo kuro, nuo alyvos užsakymų, nes mes Europoje neturim tokių tiekėjų, tai tenka visko rūpintis iš anksto. Sakyčiau, pasiruošimas naujiems metams kainuoja tarp
5–8 tūkstančių eurų. Tai vėlgi grįžtam. Tai yra kuro, alyvos, padangų kaina, transporto kaštai. Na, aš jau galbūt į pasiruošimą neįtraukčiau, nes tai išlenda tiesiog kiekvienų lenktynių pasiruošimo jau atskirai ruošimosi lenktynėm metu. Tai vėlgi tai priklauso, kiek toli mes važiuosim, kokio transporto reiks, kiek žmonių vyks. Tai, na, nėra taip paprasta. Na, tai atmetus pasiruošimą lenktynėms, viena išvyka mums kainuoja grubiai 1000 eurų. Jeigu mes važiuotume toliau, na, žinoma, brangesni viešbučiai, visa kita, tai kainuos atitinkamai ir daugiau. Na, visi Europos kainas žino. Esu Ernestas Maidžiūnas, važiuoju Lietuvos drag čempionate, super stock klasėje, tai yra 12,5 sekundės. Automobilis yra Honda Civic, 1,8 litro variklis, plus turbina ir 4 varantys ratai. Viską, sakom, padariau pats, o mašinos kaina apie 10 kokią kažkur, reiktų tiksliau skaičiuoti. Mašina apie kokius 2–3 tūkstančius eurų. Ir paskui modai, turbos, darbas, visa kita. Ir kainuoja ir gaunasi tie 10 kažkur. 4 varantys, tai viskas panaudota iš pirmos kartos CRV džipo, greičių dėžė, reduktorius galinis, kardanas panaudotas iš Land Roverio, Freelanderio, toks miksas biškai. Ir paskui daug darbo, daug praleistų vakarų. Prikalbino tai draugas važiuot, pabandžiau pirmą kartą gal 2018 metais ir taip užsikabinau ir pradėjau važiuot. Važiavau kažkada su Volkswagen Golfu 1.9 tada, nuo to pradėjau, paskui Honda nusipirkau ir taip ir važiuoju. Dažniausiai tai būna brangiausias tai pirmas etapas, nes padangas perki ir automobilį patį reikia viską apsitvarkyti. O šiaip dienos varžybos apie 300–400 eurų jai be gedimų. Ten kuras, padangos, reikia kažkuo atsivežti tą mašiną, traliukas, kitai automobiliui kuras, tai ir susidaro kažkuo. Šiai dienai tai arklių skaičius, trūksta arklių tiesiog. Dabar 400, bent 5–50 kažkur norėčiau, kur dar labai viskas nepradėtų byrėti, laikytų. Latį, ten tiesiog švaistiklių reikia, sumoklių, viso kito. Esu Saulius Žeimys, dirbu dantų techniku. Hobis, aišku, yra automobiliai ir su šito automobiliu jau antrą sezoną važiuoju 13,5 sekundės klasėje. Tai rezultatų pasiekti sunku su dyzeliu, bet laiką galima įveikti tokį. Ir dar iš klasės kartais ir išlipti. Automobilis Mercedes-Benz E250 turbo diesel su jau nemažai modifikacijų. Automobilis turi sunkvežimio turbiną, Bulgarijoje surinktą kuro siurblį ir daug įdėto rankų darbo. Tai šitie automobiliai rinkoje tvarkingi, kainuoja apie 2000 eurų. Šis buvo nupirktas prieš kelis metus už 1100. Aišku, buvo truputį defektų, reikėjo rankų pridėti. Su dabartinėm modifikacijom, turbūt pačių modifikacijų kaina yra apie 3000 eurų, neskaičiuojant savo įdėto darbo. Tai apie 5000 eurų, jeigu reiktų dabar nuo nulio susirinkti tokį automobilį. Praeitais metais sudalyvavau 4 etapuose. Etapas, taip grubiai skaičiuojant,
Jeigu mašina jau surinkta, paruošta, tai kainuoja apie 200 eurų su startiniais mokesčiais, su kuru. Bet aišku, sezonai perki prieš tai padangas, tai padangos kainavo 700 eurų. Jeigu dar reikia pasidaryti eksploatacijos kažkokių dalykų, tai filtrai, tepalai, irgi apie 100 eurų, sakykime, sezonai. Nėra, šiaip su dizeliu nėra brangu važiuoti. Dragė važiuoju, nes mano automobilis kaip ir daugiau nelabai kam tinka. Šiaip labai įvairus dalyvių parkas, nėra, kad dominuotų viena markė, tai todėl ir aš čia važiuoju. Ir mano draugai važiuoja ir buvo viena iš priežasčių, kad įkalbėjo draugai. Planuose sudėti našesnį kuro siurblį, sudėti drag sliko padangas ir bandyti važiuoti į didesnę klasę, geresnę klasę. Sveiki, aš esu Aivaras Štikelis. Oficialiai Drage važiuoju nuo 1999 metų. Kėbulas E30, aiškus, išdrakonintas, nes reikėjo pailginti bazę, kad stabiliai važiuoti, tiesiai važiuoti. Ir kas daryta, M5 motoras, 89 metų gimimo, 3.6, S38 B36, deborintas iki 92,5 stūmoklis ir visi viduriai Kaltiena, Amerika. Dabar važiuoju 8-9 klasiai, nes man neleidžia važiuoti greičiau pagal reglamentą. Ir bandau, visą laiką važiavau greičiau ir dabar bandau susiprogramuoti, kad važiuoti lėčiau ir kol kas nepataikau. Nėra atsakymo. Žmona klausys. Šių metų čempionate važiuoju visus etapus ir kas liečia pinigai, kas liečia išlaidos, čia nėra skaičiuojama iš tikrųjų. Čia veža adrenalinas ir adrenalino nepaskaičiuosi kainos. Nežinau, gal kai pradėjau nuo 99 metų, gal netgi anksčiau, važiuodavom tos naktinius gudulynus, lakstydavom ir po biškį, po 99 Kalnapilio dragas užvežė taip, kad jau drastiškai, drakonas, kiekvienais metais kažką darai ir prieini prie to, kad važiuoji. Aš esu Kazys Paviljonis, Drage važiuoju turbūt 6 metai jau, visus 6 metus važiuoju su tą pačią mašiną. Pradėjau nuo žemiausio laiptelio ir dabar jau beveik aukščiausiam. Praeitais metais buvau Supergas čempionas, tai 9.9. Tai dabar važiuoju toj pačioj klasiai ir tuo pačiu važiuoju žingsnelių greitesniai klasiai, bandau ten prisišaudyti. Tai dviejose klasėse, Supergas ir Supercom, 8.9.9.9. Automobilis BMW 335 buvo kažkada gimęs, o variklis išlikęs tas pats, aišku, stipriai pakeistas, visi viduriai ir panašiai kiti. Dėžė irgi kita nuo naujo BMW pritaikyta Dragui, tiltas irgi nuo naujos M klasės BMW. Labai daug visokių modifikacijų, visą dieną galima vardinti. Originalus kainuoja, aš nežinau, iki 10 000 eurų, o kaip padaryta sunku vertinti, nes kai tu darai ir kažkas nesigauna, tai tu to neįskaičiuoji, skaičiuoji jau tą galutinį rezultatą, kur pavyko, tai kaina išauga kokius 3 kartus turbūt. Etapas kainuoja su startiniais kuru, komanda važiuoja už dyką, kažkur iki 1000 eurų. Visiškai netyčia, kažkaip atsirado automobilis, pradėjom bandyti, ten smulkesnio kalibro varžybose,
augam, užaugam iki Lietuvos čempiono. Nu, tas traukos turbūt jausmas kažkoks yra, kad ta mašina vis greitėja. O toks, nieko daugiau nematai, tik tais tą jausmą jauti į priekį ir tiek. Tai trumpai paskutiniu važiavimu sumušėm pasaulio rekordą 100-200 km per valandą įsibėgėjimą. Nėra pasaulio greitesnio 335 automobilio, nei 4 varomais, nei galų varomo, nei jokio kitokio. Tai dar nežiūrėjau kiek myliom, bet myliom panašu, kad irgi bus labai geras rezultatas. Mano vardas Ježy Chmielevskis, važiuoju dragę. Neoficialiam dragė tai važiuoju turbūt nuo 1997-1998 metų turbūt. O po to, kai prasidėjo oficialūs dragai, tai nuo pat pradžios. Su šito automobiliu važiuoju Outlaw klasiai ir ten kaip yra ir be ribų. Geriausias mano laikas, čia yra mano antras automobilis, toks pagamintas. Su pirmu buvo avarija Estijoje prieš 8 metus, sudaužiau nepataisomai, tai čia yra antras. Su ano mano rekordas buvo 8,2 sekundės 400 metrų, ir grubiai kokius 10 metų negalėjau pamušti šito rekordo, o šiais metais pavyko pravažiuoti greičiau 8,0 ir kaip ir šis sezonas yra geras, todėl kad dalyvauju šiais metais daug, čia jau yra 6 lenktynės ir tikiuosi baigsiu tas lenktynės ir be rimtų gedimų, o ar pavyks man dar pamušti tą rekordą, tai gali būti, kad sunkiai, nes čia Kazlų Rūdoj niekad mano rekordų ir nebuvo, bet visko gali būti. Čia yra paimta forma nuo Volkswagen Corrado, kažkada turėjau standartinę Corrado, iš kurios bandžiau padaryti draginę, bet netilpo draginiai ratai, tai turėjau didint arkas, kad jie tilptų. Tai dėl to perėjau prie plastikinio kėbulo, rėmo, jisai yra ir saugesnis, ir lengvesnis. Ir tada nuėmiau formą nuo pačios Corrado. Tai čia tik tai priekis yra nelabai panašus į Volkswagen Corrado, bet visa kita, galas, šonai, tai yra nuo jos. Čia yra savadarbis automobilis, jisai kaip ir padarytas taip, kaip aš noriu, gal ne kiekvienam taip reikia ir pasakyti, kad už kiek tu jį galėtum parduoti, tai net nežinau, kokią sumą čia įvardinčiau. Labai sunku yra pasakyti, kiek kainuoja, todėl kad nuvežti mašiną, tai prikabini priekabą, įpili kūro ir priklausomai kur važiuoji. Tai kiek tas kūras kainuoja nuvežti mašiną į kokią nors Lenkiją, arba Vokietiją, arba Latviją. Aišku, pigiausia yra į Kazlų Rūdą, nes čia nuo Vilniaus 100 ten grubiai 50 km, o po to eksploatacinės išlaidos, tai ten turi pakeisti tepalus prieš kiekvieną, turi įpilti kūro ir turėti nemažai jo. O taip, kad pasakyti, kiek čia gali kainuoti, jeigu atvažiuoji ir miegi palapinėje, tai tada vienaip, jeigu miegi kažkokiam motelį, tai tada kažkiek brangiau, bet net negaliu pasakyti, neskaičiuoju, žinokit, nes važiuoju todėl, kad noriu važiuoti, kol turiu už ką, tai važiuoju, neturėsi, nevažiuosi. Man dragas patinka dėl to, kad šitą automobilį pagaminau ir tobulinau pats su draugų pagalba, o dragė tai ir yra, tu šiandien važiuoji taip ir visą laiką norisi tobulinti ir gerinti tą laiką. Tai keli galingumą, tada kažkas pradeda jau nebelaikyti kažkokie agregatai, tada turi tos agregatus tobulinti ir čia realiai yra pasaka be galo, tu vis tiek progresuojant turėsi kažką perdarinėti, daryti, o man patinka ir vairuoti, ir kažką gaminti.
O dar dragas patinka dėl to, kad čia yra kaip ir, man asmeniškai yra toks sportas, kaip ir laisvas. Tu neprisirišęs nei prie kažkokių rėmėjų rimtų. Tu nori važiuoji, nenori nevažiuoji. Noriu atostogauti, tai išvažiuoju atostogauti, o ten etapas kažkoks gali ir praleisti. O kai važiuoji kokį nors ralį ir tu turi įsipareigojimų, kad tu privalai ten važiuoti, ten nesigauna, tu vėl kaltas. Nu ir gaunasi čia dėl savęs tu važiuoji, ne dėl kažko.